Tai labą dieną visiems surinkusiems. Iš tikrųjų, pirmiausia atsiprašau, kad mes neturim mikrofonų, neturim aparatūros, nes kaip matot, šitą salę dar jau baigta priduota, dar nebuvo įkurtų, nebuvo visko pabaigta iki galo, trūksta kai kurių elementų, bet esminis dalykas, kad surinkimą jau galim čia daryti. Tai iš tikrųjų smagu, kad jūs tik daug gausiai susirinkot ir pirmiausia galbūt noriu pristatyti mūsų gerbiamus svečius, tai Europos parlamento narį, prezidentą Rolandą Paksą. Europos parlamento narį Juozą Imbrasą. Taip pat pas mus yra mūsų Tauragės rajono savivaldybės tarybos narė, kaimo reikalų komisijos pirmininkė Regina Rimkienė. Turim svečius, mes taip pat turim svečius ir iš Šilutės, tai Šilutės tarybos nariai Vaidotas Pavilonis, Gintaras Bružas, irgi taip pat Šilutės. Šiandien mes susirinkom iš tikrųjų tokią diskusiją, susitikimą svarstyti, tai skalūnų dujos, Europos reikalavimai ir Lietuvos užmojai. Tai aš pradžią gal tokią kalbą trumpą norėčiau pasakyti, kad tai ne Žygaičių vien tik problema. Tai yra ne tik tai Tauragės krašto problema, tai yra problema visos Lietuvos. Šiai dienai, kai aš kartais nuvažiuoju kur kitur sutikimuose ir man kai pasako, čia žygaitiškai kažką, tai kiekvienam aš turiu ką pasakyti. Tai ne žygaitiškai, tai dėkokit žygaitiškiams, kad iš tikrųjų tą problemą iškėlėm visos Lietuvos. Nes šiai dienai ta problema yra aktuali ir Tauragė, ir Jurbarke, ir Šilutėj, ir Rietave, ir Raseiniuose, visur kitur. Nes tas klodas užima visur. Tai jūs sustabdėt ne savo plotą į paieško žvalgytuvas taip toliau. Jūs sustabdėt Tauragės kraštą, Tauragės rajoną, Tauragės Jurbarką, kad ten šiai dienai neieškotų, dar nieko nedarytų. Bet po kovo 19, tai iš tikrųjų neaišku, kaip bus. Kaip mes toliau darysim, ką darysim ir kaip toliau, kokie bus sprendimai priimami po to, kaip mokslininkai pateiks mums tas visas išvadas, pateiks tai, kas yra aktualu. Kad skalūno dujas ar gerai ar blogai, tai čia svarstyti galbūt nereikia. Iš tikrųjų, tai, kad mūsų žemė sugadins, kad mūsų aplinka suterš, kad mūsų tas kraštas, kas bus patrauklus, tai čia aišku, jūs viską tai sakėte jau ne vienam mitinge, ne vienam susirinkime. Ir šiandien iš tikrųjų jau galbūt kai kas sako, kad per vėlai jau yra pradėta galvoti, per vėlai mitinguoti, per vėlai tai daryti. Per vėlai niekados nebūna. Per vėlai jau tada, kada mes sėdėsim ir nieką nedarysim, tada sakysim, tikrai per vėlai. Mes nieką nepadarėm to, kas reikalinga, ką mes norėjom, ką mes siekėm kuo. Šiandien jūsų bendruomenės susijungusios į krūvą, kiek žinau, ne tik čia Tauragė, Žygaičių, bet tai yra ir Natkiškių, yra ir Šilutės, yra ir kitų rajonų bendruomenės. Vieni kitus suspaudėt pečiais ir sakot, mes protestuosim, mes sakysim kitai. Tai iš tikrųjų jums ačiū už tai, kad jūs tai darot, kad jūs savo kraštą ginat ir savo kraštą rūpinatės. Man tas plakatas tas labai patiko. Tai prezidentą Paksą gelbė Lietuvą nuo purvino ševrono. Tai galbūt aš noriu padėkoti, nes prezidentui mes prašysiu paskui pagalbos jo, kad jis iš tikrųjų gelbėtų. Šiai dienai, bet pirmiausia galbūt suteiksim žodį mes iš bendruomenės, kas pirmas norėtų, gal Jonas Najanauskas kalbėti, tai sakoma, kad čia kažkas mus inspiravo, kažkas čia mus stūmė ir kieno tai ausis čia matosi, tai noriu būtent ir pradėti nuo to, o kaipgi visą tai prasidėjo. Ir priežastis yra trys. Pirmoji priežastis tai yra netinkamas elgesys LL investicijų. Kas čia tokia korupcija, kaip sako žemaičiai? Tai LL investicijos, tai yra uždara akcinė bendrovė, kuri gavo 7 metais leidimą dirbti ir naudoti angliavandenilius Rietavo plote. Rietavo plotas sudaro ne tik Rietavo rajono teritoriją, bet didelė dalis Šilutės, Šilalės ir Tauragės rajono, konkrečiai Žygaičių seniūnijos. Tai štai jie laimėjo 7 metais konkursą, bet pasirodo tik po 7 metų, tai yra praėjusių metų lapkričio 6 dieną, pradėjo savo veiklą. Įsigilinkit, 7 metai, kurie niekam nerūpėjo, niekam nereikėjo, nei tų skalūninių dujų, nei tai buvo strategiai svarbus projektai, viskas buvo liktai ir pamiršta. Ir štai praėjusių metų lapkričio 6 lyg Pilipukas iš Kanapių Žygaičiuose pasirodė toks Radeckas, LL investicijų atstovas. Ir pasirodė ne šiaip savo, o
atsakingas pateikti žmonėms sutartis, kurias pasirašęs žmogus privalo įsileisti į savo sklypą ir atlikti tyrimus. Taigi dabar ne jis pats ėjo. Tai charakterizuoja. Ne tai, kad tinginėja, ko gero, nežinau kodėl, bet pasinaudoja jau esamom institucijom. Būtent seniūnijose, kaip jūs žinote, yra žemės ūkio specialistai, kurie turi duomenis apie visus sklypo savininkus, jų kontaktus. Todėl labai lengva jo pasinaudoti ir ponas Radeckas pasiūlė pauždarbiauti. Na ir aišku, žmogus yra tik žmogus ir susigundo. Ir štai lapkričio pradžioje mano kolegė iš Kenčių bendruomenės man skambina ir sako, Jonai, kas per velnias yra, kažkokios sutartys yra dalinėjamos žmonėms. Iškart kreipiausi į mūsų seniūną Vytautą Jušką, sakau, seniūnė, pasidomėkit, čia kažkas neiškalba. Tai gerai, nuėjo iškart pas savo darbuotoją ir uždarė šitą lavačką. Ir buvo tik pasirašytos 4 sutartys. Tai laiku buvo šita veikla lyg pristabdyta, bet Radeckas nenurimo ir pasisamdė kitą vaikiną, kurie net dorai nepamokė ir nepateikė reikiamos informacijos, o tik matyti sugundęs piniginių uždarbių, įdavė tą sutartis, pasiuntė pas sklypo savininkus, įdavęs aišku sąrašą. Tai dabar, ką tas vaikinas gali paaiškinti, jeigu dar mes patys šiandien susigaudom, ką šia per velnias tos technologijos yra. Todėl atėjęs vaikinas ir sako, štai čia pas jūs sklype bus kažkiek tai įgręžta, kažkiek tai pasprogdinta, nieko čia baisaus neatsitiks, o jeigu kas atsitiks, jums bus už nuostolius kompensuota. Jeigu žmogus truputį suabejoja, sako, jeigu tu žmogau neįleisi, štai čia skaitys yra 21 straipsnis, kuriam yra parašyta, kad sklypo savininkas privalo suteikti teisę atlikti tyrimus. Tai ką darysi, žmogus mato išeities, tai nebėra, reikia pasirašinėti. Bet gerai, kad žemaičiai kiti drąsūs ir atsisakė daugelis mūsų parašų. Tai štai, kur esmė? Žmonėm pradžiai nerimą sukėlė ne kažkas kitas, o toks netinkamas LL investicijų elgesys. Ką tas parodo? Jeigu ateina tokie investitoriai ir taip elgesi, tai visų pirma parodo nepagarbą šitam kraštui ir šitam žmonėm. Tai kaip galima jais tikėti, kad jie kažkokį tai šį verslą vykdys garbingai ir saugo šitą kraštą? Štai kur nurodo į jų nepatikimumą. Tai yra netinkamas jų elgesys. Dabar pažiūrėkim į tą sutartį. Tai yra vienašalė sutartis, iš anksto su žmogum, sklypo savininkai, nesvarstyta ir pateikta labai, primityviai. Kas ten parašyta? Tai yra 2 metų laikotarpio sklypo savininkas privalo, reiškia, suteikti tą teisę jiems. 2 metai. Šiandien, kada mūsų žmonės važiuoja į Europos ir streikuoja nepakankamų išmokų, ūkininkui nėra geriausi laikai ir 2 metus nežinoti, kaip ir ką savo ūkyje vykdyti, tai yra problematiška. Antras dalykas, šitoj sutarty yra nepridėtas joks planas su sklypo ribomis. Nors LL investicijos turi taip vadinamų profilių schemas, ir žino detaliai, kur, kokiam lauke, kas bus daroma. Bet jie vėl patingėjo pridėti šitą schemą. Ir trečias dalykas, kas labai stebina, tai absoliutus nebuvimas reikiamos nuostolių kompensavimo. Turėkime omenyje, kad šitas 21 straipsnis yra paimtas iš žemės įstatymo, kuriame yra aiškiai pasakyta, kad paviršinis žemės sluoksnis su ten esančiais įrenginiais, arteziniais šuliniais, sausinimo sistemos įrenginiai ir galimai nežinomom archeologiniam vertybėm yra vertybė iš tikrųjų. Ir bet kokie ten darbai atliekami kelia grėsmę. Apie tai niekur neužsiminta yra. Bet paimtas iš to žemės įstatymo tik vienas vadas straipsnis, kad gąsdinti žmogų ir prispausti jį pasirašyti. Tai štai šitie trūkumą ir nurodo į tą niekinę sutartį, apie kurią pas mus rajoniniam laikraštyje buvusioje kadencijoje Seimo Teisės teisėtvarkos komiteto pirmininkas, dabar jis yra pavaduotojas, Gerimas Šedbaras parašė, ūkininkai šitom sutartim gali kūrenti krosnį. Tai yra rimto juristo pasakymas. Deja, dar šiai dienai šitų sutarčių LL investicijos negrąžina ir toliau jas prisilaiko. Kokiems ketinimams? Taigi, dar viena charakteristika LL investicijom.
visokiom klastom į kitą nori čia įsitvirtinti ir kelia savo nepasitikėjimą. Dabar, tai šičia buvo nerimas dėl jų. Dabar iš kur atsirado piktis? Tai kada jie nenorėdami bendrauti su mumis, užsiuntė mūsų žiniasklaidą, kuri greit apšikšinėja mūsų tvartelius, mūsų buvusius šiukšlynus ir esamas, parodo mūsų iškrypusias tvoras kai kur, kurių daug kur yra. Ir taip toliau. Tai jau yra negarbingas elgesys. Nenorint patiems bendrauti, aiškintis, o užsiuntyti žiniasklaidą. Norėdami gauti reikiamą informaciją, mes kreipėmės į LL investicijas praėjusių metų gruodžio mėnesį ir į geologijos tarnybos vadovą Mackevičių. Ir pakvietėm gruodžio 18 dieną atvykti į seniūniją ir 3 kaimo bendruomenėse susitikti su žmonėm ir paaiškinti iš tikrųjų, kas čia numatoma daryti. Tai gruodžio 18 atvyko ponas Rajeckas su savo atstovu ten spaudai ir su rangovu, kuris atsakingas už seisminius tyrimus, tai yra Detonas, firma, kuris sprogdins. Tuo tarpu ponas Mackevičius neatvyko, o mums atsiuntė tokį laišką, kad tai ne jo galvos klausimas ir jam gaila mokesčių mokėtojų pinigų švaistyti kelionę. Šitą raštą priteiksim gerbiamam prezidentui, kad įsitikintų, ant kiek mūsų geologijos tarnyba rūpinasi žemės gelmėmis. Tai štai atvažiavęs ponas Rajeckas iš karto pradėjo aiškinti mums ir rodyti schemą, tai yra skalūninių dujų gavyba, taikant hidraulinį laužymą, taip vadinasi. Ir kada pradėjo žmonės domėtis, kas čia yra skalūninės dujos, jis taip pat pakeitė savo, kad atsirado angliavandenilį. O kas tai angliavandenilį? Vėl pradėjo aiškinti, yra tradicinė, netradicinė. Ir kad skalūninės dujos tai yra netradicinė. Prasidėjo žaidimas savokomis. Tai iš tikrųjų tai yra mėtymas į savo tikrųjų kėslų. Nes leidimas jau buvo kišenėje būtent gavyba. O čia noras tik tai apie tyrimų šnekėti iš žvalgytuvės, tai vėl, sakykim, mėtymas pėdsakai. Maža to, jaudrinta žmonių, gerbiamas Rajeckas panaudojo tokias savokas, kad jūs užtampysim po teismus. Kada žmonės pradėjo kelti tam tikrus reikalavimus. Sako, mes jūs užtampysim po teismus. O į vieną repliką jis pasakė mūsų ūkininkė Rūta Pilipienė, tu mirsi. Tai girdėjo visą salę buvusių žmonių. Tai štai kaip gerais ketinimais prisidengia, ateina pas mus taip vadinami investitoriai. Savokas užtampysim po teismus ir tu mirsi. Tai kokio čia reikia dar inspiracijų iš kitur? Iš kur čia negali būti nepasitikėjimo ar pykčio? Jau čia užminė Žemaičiams ant mozolio kaip reikia. Tai štai subujojo tie jausmai. O kada pradėjom gilintis ir į technologiją, atsirado jau ir baimė, kuri dar labiau kursto štai šitą pasipriešinimą mūsų. Taigi, tiek yra apie LL investicijas. Tai, ko nepasakiau, aišku, dar daug ką galima šnekėti, pasakys galbūt kolegos. Kita priežastis, tai yra mūsų geologijos tarnyba. Yra tokia geologijos tarnyba prie aplinkos ministerijos, kuri yra atsakinga už mūsų žemės gelmių turtų panaudojimą. Ir aišku, tyrimų. Bet pasakykite, kiek geologijos verslas Lietuvoje yra išbujojęs ir kiek yra žinoma apie šitą tarnybą. Tuo tarpu, bendraujant su geologais, kurie nenorėjo viešintis, yra aiškiai pasakyta, visa šita tarnyba yra valdoma labai kieta ranka. Ir iš ten sklinda tik tai labai geri signalai, kad viskas atliekama labai saugiai ir labai tvarkingai, jokių problemų čia nėra. Nors man pačiam teko būti gręžinyje ir aiškiai mačiau, kad net ir eilinis gręžinys kelia pavojų, nes yra naudojamas nepaprastas toks tai molis, o dar ten guli kalnai, maišeliai su viskom cheminėm medžiagom. Tai yra į eilinį gręžinį. Ta pačio geologijos tarnyba pademonstravo savo visišką nekompetenciją. Būtent 6 metais jinai buvo atsakinga paruošti dokumentus, tai yra strateginį poveikį aplinkai veikimo ataskaitą ir remiantis tą ataskaitą skelbti konkursą ir įtakojo konkursą nugalėtą. Dabar kaip tai buvo padarytas tas spavas vadinamas? Paprasčiausia, tai čia yra tas spavas ir pasirodo,
reiškia, kas ruošia. Plano organizatorius Lietuvos geologijos tarnyba. O užsakė ataskaitą ir ataskaitą ruošia vėl ta pati geologijos tarnyba. Taigi patys klausia, patys savo atsako apie poveikį. Tai yra ta pati tarnyba. Kiek gali tokia tarnyba padaryti objektyvų dokumentą, kelia abejonių. Maža to, geologijos tarnyba turėtų svarstyti labai tinkamas geriausias alternatyvas, tiek technologijos požiūrių ir ypatingai bendravimo su visuomenė. Tai štai, bendravimo su visuomenė, ponas Mackevičius, geologijos tarnybos vadas, pasirinko pačią paprasčiausią alternatyvą. 6 metais atvežė štai šitą dokumentą, nors įtariam, kad iš tikrųjų ar tai tas yra dokumentas, pas tuometinį Tauragės apskrities viršininką padėjo ten valandą ant stalo. Ir kaip jis pasteigė, kadangi neatėjo joks visuomenės narys, tai buvo visuomenės supažindinti. Tuo tarpu reikalavimas yra toks. Prieš sudarant šitą spavą, prieš numatant veiklas, turi būti visuomenė tinkamai informuota. Ką tai reiškia tinkama? Šiandien mes kaimo bendruomenės pripažįstam tik vieną tinkamumą. Konferencijos, seminarai, teminiai mokymai. Štai yra tas informacijos pateikimo būdas, kurio metu bendraujant tiesiogiai su žmogum galima pateikti reikiamą informaciją. Šitą nebuvo daryta, o pasirinkta labai primityvi alternatyva. Taigi, jeigu ten tokia tarnyba primityvi, tai ar galima iš ten reikalauti kokių tai rimtų sprendimų, ar jinai gali atsakyti už saugumą ir kitų technologijų. Geologijos tarnyba tikrina visą šitą verslą. Kas tas yra per verslas? Kada aš pabuvau tam grėžinė, aš nenusiraminau, o nusigandau. Ir supratau, kad aš ten nieko nematau, absoliučiai. Tai yra geležies kalnas ir kišami virbai į žemę toliau. Ką ten galima patikrinti? Kada viskas ten gilumoje yra. Ir nežinai, ką ten daroma to gilumoje žemėje. Tuo tarpu nieko jokio tikrinimo visumoje yra neskelbiama ir mūsų žiniasklaida net šito nesidomi kažkodėl. Ir apie geologijos tarnybos darbą niekas nerašo. Maža to, jaučiasi, kad ir iš vyriausybės pusės, tai aiškiai šitai tarnyba yra per mažai skiriama dėmesio, nes jai yra suteiktos per didelės galios. Nes būtent geologijos tarnyba ir yra kalčiausia šito plano įgyvendinimo atveju. Nes nebuvo paruošti reikiamų dokumentai tinkamai, nebuvo tinkamai pasirinktas investitorius. Nes būtent geologijos tarnyba turėjo nutiesti raudoną kilimą LL investicijom. Diplominį darbą padarot jūs. Tai iš tikrųjų tai čia yra diplominis darbas apie skalūno dujas ir viską tai papasakoti per pusę valandas. Jonas jau tiek viskas išmokęs, kai jis jau pradeda, tai viską aiškiai iki pat galo. Tai čia ne vien tik Jonas, bet praktiškai jūs visi esate tai perėję, tai išmokę, tai žinote, galite studijuoti. Nežinau, tai jūs jau siūlyčiau galbūt stokite į geologiją ir tenais studijuokit mokslus tuos. Tai pajaukavimo taip iš tikrųjų. Dar prašo žodžio Jonas Liorančas trumpai. Tai čia jau Tauragės miesto gyventojas jau. Gerbiamas prezidentė, gerbiamas Europos Seimo nariai, parlamento nariai. Aš jau ne vienam mūsų bendram susijime tokiam, ir kalbėjau, ir klausiausi. Tai man truputį toks, gaunasi keistas, atsiranda pamąstymas. Mes dabar dar kol kas kalbam apie nuostolius, kad bus nuostoliai, kad tenai, anksčiau kalbėjom, ar melioracijos, kas ten atstatys, neatstatys, sulaužytas ten linijas ar panašiai. Bet visumoje visada šita kalba yra lygtai, kad mes jau susitaikom, kad Chevronas vis tiek bus, jis čia ardys ir gadys viską, tik tai visą laiką kažkokie ginčai arba tenai diskusija dėl detalių. O iš tiesų, tai aš noriu į tai pažvelgti nuo pat pradžių. Ir tai noriu būtent mūsų, kad Chevronas, sakysim, yra, kaip
korporacija agresyvi ir taip nėra ko ir abejoti. Ir sakysim, kad hiena yra pikta ir plėšri, tai ne jos kaltė, mes dėl to ir nenorim perauklėti. Tai prieš Chevroną, bet mūsų valstybės vadovai. Jie leidžia šitam Chevronui terioti. Ir ne tik Žygaičius. Gerai sakė kolega Jonas. Tai taip, tai čia yra visos Lietuvos problema. Visos. Ir visi, pradedant prezidente, premjeru, ministru ir baigiant visais kitais. Visi žino. Jeigu jie nežino, tai jie privalo žinoti. Tai kaip ir įstatymą. Nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Privalo žinoti. Kad, sakysim, pastatom šitos technologijas, pastato visus mūsų vandenis, giluminius vandenis, paviršinius mūsų didžiausią turtą į pavojų, rizikos pavojų. Tai jau nusikaltėlis. Nes ir Mazuronis tai pasakė, ir su pieštuku gali akys įdėtis, nesiginčia, kad pavojų, nepastatom pavojų. Dėl tų dujų mes pastatom vandenį į pavojų. Aš nebuvo apie galimą avariją. Bet kada? O kad jų būna ir, sakysim, ir mes randam elektroninėje erdvėje tiek ir tiek pavyzdžių. Visi žinom, bet apie tai tylim. Toliau visi žinom. Ir Europos ten, kur buvo pagal užsakymą, ten to departamento, kur ta buvo informacija, kad tenai yra ne vienas, visa puokštė alergenų, visa puokštė kancerogenų, vėžio sukėlėjų, visa puokštė mutagenų, kurie įsigimimus skatins. Tai čia yra apie ilgalaikį tą pavojų. Visi žino, kuo tas baigsis. Ir baigsis, jeigu tik ateis, ir tuo ir baigsis. Galbūt už 10 metų, gal už 20. Tai, ką sugrūs į žemę, tai tas nuplauks. Visi geologai žino, ir Mackevičius žino, ir Mackevičienė žino, kad sluoksnių nuolydis eina link jūros. Tai yra pavojus ir Nemunui, ir Kuršių marėms, ir visiems. Gal po 10, gal po 20, gal po 30 metų toj žemėje pasiliks tokie kiekiai. Ir mums aiškina tenai atvažiavę čia Chevrono tie banditai. Tai čia ir labai gerai, ir šitas Mackevičius, čia jūs pagalvokite, 0,5%, čia labai švelnus tie chemikalai. Bet mes pažiūrėkime kitaip. Jeigu į kvadratinį kilometrą jie čia žada 4 gręžinius daryti, tai mažiausiai į tą kvadratinį kilometrą supumpuojama 300 tonų šitų visų alergenų, mutagenų, kancerogenų. Visi žino apie tai, bet visi tyli, apie tai tyli. Kad jų pusė iškils į paviršių sugrįž ir tyvuliuos ežerai, taip pat visi žino, bet tyli šiandien. Jie tik šneka, mes saugiai pradursim vandens sluoksnius ir gerai. Bet tai visiems laikam šitas pasiliks žemėje, kuris plauks ir išplauks. Ir kada ežerai tyvuliuos po šitų nuodų ir jie terš orą, ir kada jau dabar alergiški vaikai gimsta, ir tai kaip šitą ateinančius kartas mūsų vaikai ir anūkai, tai ir vėžys, ir alergijos, ir apsigimimai. Aš ir klausiau, ir Redecko klausiau, ir dar vieną klausiau. Tai sakau, ar turi pats vaikų? Tai jeigu, tai turiu. Tai sakau, jeigu kaip pradės tavo anūkai gimdyti apsigimusius vaikus, arba vėžius sergančius, ir verks, ir sakys, už kokias kaltes man šitą bausmė, tai sakau, jie nepagalvos, kad va senelis, tu atvedė jau šitos pabaisas čia. Ir tu kalbas esi dėl tų. Ir mes visi, kurie šiandien abejingai žiūrim, mes esam ir liksim. Ir aš visada sakiau ir sakysiu, mes vykdom
užsakomų žudikų funkcijas. Ševronas užsakovai yra, o mes esame ateities kartų. Redecko aš tą patį pasakiau, Tauragėj. Tai sako, aš juk nieką nenužudžiau atsistojęs. Tai sakau, pats dar nespėjai nužudyti, bet nuodų šiandien maišai. Koks skirtumas tada šautuvo vala yra nuo nuodos maišai. Tai mes esame samdomų žudikų bendrininkai. Tada ir visi valdžios vyrai, nesvarbu, jis prezidentas ar jis seniūnaitis, jeigu jam tas tvarkoj ir jisai su tuo tylėdamas bent sutinka, tai jis yra blogiausiu atveju, mažiausiu atveju bendrininkas šitų užsakymų žudikų. Tikrai nesiruošiu dūsų. Aš labai džiaugiuosi, būdamas su jumis ir klausydamas tų kalbų ir žiūrėdamas į jūsų akis. Aš manau, jeigu visoje Lietuvoje dėtus panašus dalykai ir bendruomenės taip aktyviai gintų savo interesus ir kiekvienas žmogus gintų savo šeimos, savo bendruomenės, savo gyvenvietės interesus, Lietuvoje problemų būtų iš tikrųjų žymiai mažiau. Mes su jūs atvažiavom čionai, kad nunešti jūsų žinią, jūsų mintį, jūsų patirtį ir jūsų godas ir Lietuvos Respublikos vyriausybė ir Europos parlamentas. Ir patikėkit, šiandien aš nematau, aš nežinau, kas yra, kad čia buvo paminėta, žygaičių bendruomenės priešai vyriausybei. Nėra tokių. Nei ministras pirmininkas Butkevičius, nei aplinkos ministras Valentinas Mazuronis šiandien nėra jūsų priešai. Ką aš noriu pasakyti? Noriu pasakyti, sprendimai šiandien yra nepadaryti. Aš pats asmeniškai valdančioje koalicijoje iškėliau 2 kartus šitą klausimą dėl skalūninių dujų, dėl šitos gyvenvietės. Ir 2 kartus valdančioje koalicijoje buvo diskutuojama dėl to dalyko. Ir kaip jūs ir paminėjote, ir teisingai paminėjote, iki kovo 19 dienos Lietuvos mokslininkai darbuojasi su atsakymu, o kas bus, jeigu bus. Aš galėčiau vardinti ganėtinai ilgai šalininkus skalūninių dujų ir argumentus, kodėl jas reikia išgauti, kodėl valstybės tą dalyką daro, kiek jos uždirba, kokios valstybės ir kokiom technologijom. Galėčiau vardinti priešingai skalūninių dujų. Ir Europos parlamente, kur mes dalyvaujam su Juozu Imbrasu, iš tikrųjų 750 žmonių pasiskirstė grubiai per pusę. Pusė yra šalininkai, pusė yra priešininkai. Ir kiekviena pusė apsiginklavus argumentais galėtų perkasti kitai pusė tiesiog gerbti. Tiesiog neatremiami argumentai. Tarp kitko yra mūsų frakcijos Laisvė demokratai narė Graikė Nikit Savela yra paruošus pranešimą, dėl ko buvo balsuojama Europos parlamente. Tas parašymas net yra dabar su manim, aš atsivežiau. Ir noriu pasakyti, kad esu išstudijavęs ganėtinai daug dokumentų apie skalūninių dujų išgavimą, grėsmės, privalumus, pinigus, mokesčius ir panašiai. Tai dar kartą noriu pasakyti, mano buvimas, Juozo Imbraso buvimas čionai yra pagrindinis tikslas, kad nuvežti jūsų mintį, kurią aš noriu perduoti valdančiai koalicijai, ministrui pirmininkui, aplinkos ministrui ir išsakyti savo nuomonę. Ir jūsų kalbėjimas, jūsų bėdos, jūsų godos šiandien yra labai ir labai svarbu. Jeigu kalbėti apie mano nuomonę, aš pasakysiu savo nuomonę, asmeninę nuomonę, kaip piliečio, kaip žemaičio, kaip žmogaus, kuris atvažiavo susitikimą su jumis. Mano nuomonė yra, kad šiandien yra labai svarbu gamta. Ir jeigu yra nors mažiausia galimybė, kad mes užteršim šitą gamtą, mes turėtume palaukti. Mes turėtume neskubėti. Mes turėtume tiek jau laukia metų, 40 ar 50 metų laukia. Mes turėtume sulaukti tokių technologijų, kad nebūtų nei 1% galimybės užteršti gamtą. Tai yra pirmas dalykas. Antras dalykas, kokia yra mano nuomonė. Aš įsivaizduoju, kad gelmės ir gelmių turtai turėtų būti valstybės reikalas.
valstybės prerogatyva. Ta, ką padarė švedai, ką padarė norvegai, kai sužinojo, kad jie turi ar dujų, ar naftos, ar kažkokių panašių dalykų. Iškart pasitvarkė savo įstatyminę bazę ir perėmė savo rankas ir valstybinės įmonės kartu su privačiais investuotojais. Šiandien tas valstybės pastatė į turtingiausių pasaulio valstybių tarpą. Įkurtos valstybinės įmonės kaip Statoilas ir yra prižiūrima ir investuojama ir žmonės nuo to uždirba ir šalis klesti. Tai čia būtų antras dalykas. O šiandien, jeigu mes turim nors mažiausią galimybę, kad galime nusiteršti patį brangiausią dalyką gamtą, geriamą vandenį, gruntinį vandenį, aš tai būčiau šalininkas neskubti. Ir aš manau, kad daugelis iš jūsų būtent esate šičia tokie. Tai kuo daugiau šiandien kalbėsim, kuo daugiau aš išgirsiu jūsų minčių, kuo daugiau Juozas Imbrasas išgirs tų minčių, tuo daugiau argumentų mes turėsime pokalbiai valdančioji koalicijai, kurie ir bus priimtas vienoks ar kitoks sprendimas. Tas sprendimas turėtų būti priimtas artimiausiai ateityje, svarstant po kovo 19 gautų mokslininkų kažkokį tai komisijos išvadas. Dar kartą kartuoju. Aš kol kas nematau priešų, jums nematau priešų. Aš nematau nei vyriausybės, nei premjero asmenį. Kol kas sprendimas yra nepadarytas. Džiaugiuosi, kad jūs norite atstovėti tos interesus ir aš manau, kad jūs esate teisingame kelyje. Su labai dideliu įdomumu klausiau ir jūsų lyderio, ir vat pono. Na, viskas teisinga, ką jūs sakėte. Ir va tas elgesys tų vyrukų, kurie 7 metus įsteigė UABą, nieko nedarė, po to sugalvoja, reikia pasikviesti. Turtinga. Ir dabar po 7 metų pradėjus atakuoti, žemindami jūs, nesiskaitydami su jumis, tai aš pilnai suprantu, kaip galima nesipiktinti ir neprieštarauti. Jeigu jie išnaudoja, kaip sako, žemėtvarkininkus, apeidami vietoj to, kad tiesiai ateiti į salę pristatyti tą, ką reikalauja tas dokumentas parlamente, už kurį mes su prezidentu balsavom, lapkričio 21 dienos paruoštas, kad ten labai rimtai akcentuojama, kad pirmiausia, tokie dalykai, šitie projektai, bet kurioje valstybėje turi būti pirmiausia kalbama ir supažindinama vietos bendruomenė ir visuomenė. Per vietos valdžią su bendruomenė. O čiagi viskas buvo pradėta atvirkščiai. Tai šiandien tokia reakcija yra. Ir manau, ir teisinga jūsų reakcija, nes negalima su žmonėm nesiskaityti tą, ką padarė šitie vyrukai, kurie ėjo pas jums su sutartimis. Dabar šiandien važiuojant skaitau dar vieną medžiagą, mūsų kolega kartu važiavo, mūsų lietuviška pavardė kažkoks tai Amerikos lietuvis rašo irgi apie tai, nežinau, ar jūs spėjat perskaityti, irgi rašo, įrodinėja, kad labai daug pavojų yra. Galbūt tolimo ateityje, kada technologijos ištobulės, galima būtų pasinaudoti šitais turtais, aišku, be jokios rizikos gamtai, vandeniai, tam didžiausiam turtui Lietuvos, mūsų atveju, Lietuvos atveju, kitose valstybėse, kiti dalykai gal svarbesni. Tai būtų, kaip sakant, šiek tiek energetinių problemų sprendimų valstybei nauda, bet tolimo ateityje patobulinus technologijas, eliminuojant bet kokią riziką. O ką minėjau, tik kalbėjęs prezidentas, tai aš dažnai galvoju, Lietuvoje mes pastatę esam Kauno hidroelektrinę, atominę, tiesa, rusų specialistai padėjo, Kruonio hidroelektrinę, termofikacinių elektrinių, Elektrėnus ir Vilnių, tai čia galingų energetinių objektų. Čiagi naftą savo, pati valstybė nieko nesugeba, atiduodam kažkam, tie išsiurbia naftą už 2,5 milijardą, kaip nesenai rašė čia, Delfi skaičiau, išveža net ne į Mažeikius, o dar kažkur, kur brangiau moka, o lietuvėlė gauna vietoj tų 2,5 milijardų ar 3, keliasdešimt milijonų kažkokiu mokestėliu, aš net nežinau, kaip jos ten vadinti, ar pelną, ar kažkokį, ar išgavimo mokestis. Tai ar ne anekdotas, argi šitaip valstybė gali valdytis. Dabar šitas skalūnų ieškojimas, galų gale, jeigu ir pribrės kažkada, tai tegul imasi valstybė,
Tegul užmoka tom, jeigu pribręsim tam reikalų kažkada atėjus aukštom technologijom su visom garantijom. Jau įmasi valstybė, užmoka ir valstybė laiko rankos šitos pinigėlis savo turtą. Nes tai yra visų piliečių, visos valstybės turtas. Kodėl mes turim kažkam atiduoti? Aš šito nesupratau ir nesuprasiu. Ir va tie visi kalbėjimai mūsų aukštų pareigūnų, kad per brangu valstybė, tai aš manau, jos vertos visiško nulio. O jūsų poziciją aš palaikau 100% ir visur palaikysiu, kur aš būsiu. Tiesiog labą dieną svečiams, saviems susirinkusiems visiems. Leisiu savo padėkoti prezidentui už tai, kad atvyko prie mūsų. Nes vasario 26 dieną, kada Vilniuje akcijoje dalyvavome už tyrą žemę, švarų vandenį, prezidentė net nesitikė mūsų išklausyti, išeiti. Norėjome įteikti 6900 parašų gyventojų. Tai yra beveik 7000 parašų, kurie pasisakom prieš. Taip pat piketavom ir kaip sueigui dalyvavome prie Kudirkos aikštėje prie vyriausybos. Ministras pirmininkas priėmė. Nuėjome ir padaryti mūsų aplinkos ministro Valentino Mazuronio, jau pykit, nepykit, bet visi kažką atskaityti kreipimus, į kokį mes jį kreipėmės. Nes jisai net nemato teorinės tos Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui Valentinui Mazuroniui 2013 metai vasario 26 diena pilietinės akcijos už tyrą vandenį žemę už mūsų Lietuvą dalyvių pareiškimas. Mes, Lietuvos gyventojų bendruomenių, visuomeninių organizacijų ir suinteresuotos visuomenės atstovai, susirinkę į pilietinę protesto akciją prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pareiškime, kad pirma, gausi ir nenuginčiama dokumentinė medžiaga, nukentėjusių žmonių liudijimai bei įvairių šalių mokslininkų atlikti tyrimai akivaizdžiai įrodo, kad skalūninių dujų žvalgybos ir gavybos metu, naudojant hidraulinio laužymo metodą, pavojingais chemikalais teršiami požeminiai ir paviršiniai vandenys, požemis, žemė ir oras. Todėl skalūninių dujų žvalgyba ir gavyba sustabdyta visai arba neribotam laikotarpiu beveik visose ES valstybėse, taip pat kai kuriuose JAV valstijose. Antra, Lietuvos žemė ir gėlas vanduo, o ypač požeminio geriamojo vandens ištekliai yra neįkainojamas ir pats didžiausias mūsų šalies turtas. Tūkstančius metų užtikrinęs ir galintis užtikrinti mūsų tautai pasiturinti gyvenimą dar neribotą laiką. Todėl žemės ir vandens nuodijimas pavojingais chemikalais vardan abejotinos ir trumpalaikės energetinės nepriklausomybės bei užsienio kompanijų pelno yra aukščiausio laipsnio beprotybė ir nusikaltimas prieš Lietuvos žmones. Trečias, kol nebus sukurtos aplinkai ir nekenksmingos skalūninių dujų žvalgybos ir gavybos technologijos, jokiomis aplinkybėmis Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti vykdoma skalūninių dujų žvalgyba ir gavyba. Ketvirtas, nepasitikime jumis ir Lietuvos geologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos direktoriumi Juozu Mackevičiumi, kadangi jūs nematote net teorinės galimybės, jo gali būti užteršti požeminiai vandenys, vykdant hidraulinį uolienų laužymą, kai į požemius milžiniškų spaudimų pumpuojami tūkstančiai tonų chemikalų. Atsižvelgdami į skalūninių dujų žvalgybos ir gavybos metu naudojamos hidraulinio laužymo technologijos keliamus pavojus aplinkai žmonių sveikatai, reikalaujama įpareigoti Lietuvos geologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos direktorių Juozu Mackevičiui neskelbti angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso Kudirkos Kybartų ir Šilutės Tauragės plotuose nugalėtojų ir nesudaryti su konkursų dalyviais jokių sutarčių. Taip pat nuoširdžiai siūloma pagalvoti, ar jūs, ponas Mazuroni, ir jūsų pavaldinys, ponas Mackevičius, galite toliau vykdyti jums patikėtas atsakingas pareigas, jei nematote gamtai ir žmonėms mirtinų grėsmių, kurias mato ne tik paprastai Amerikos žmonės, kurių žemėse išgaunamos skalūninės dujos, bet ir mokslininkai bei gamtosaugininkai. Mus žeidžia jūsų braukama nemorali tvarka, o ypač jūsų elgesyje pasigenda elementaraus teisingumo. Tikimės, kad jūs vardan geresnės tvarkos Lietuvoje padarysite teisingus sprendimus. Dar vieną sekundėlę. Žiūrėkite, reiškia, žinai, statykim visus, kaip sakant, taškus ant į. Ir aš labai gerbiu jūsų nuomonę, bet lygiai taip pat kaip ir jūs gerbiu ir teisybę ir teisingumą. Aplinkos ministras Mazuronis gavo palikimą. Jūs puikiai žinot, kad praeitos vyriausybės paskelbtas konkursas, kas liečia šitą vietovę,
ir tas konkurso laikas dabar eina į galą. Ir tik vyriausybė, šiuo atveju Lietuvos Respublikos vyriausybė, savo politiniu sprendimu gali sustabdyti. Dar kartą kartuoju, kovo 19 dieną bus gautos mokslininkų išvados. Prie jų bus pridėta jūsų nuomonė. Prie to bus pridėta taip pat ir mano nuomonė. Ir bus padarytas politinis sprendimas. Aš tikiuosi, kad jis bus teisingas. Aš tikiuosi, kad jis bus protingas šitas sprendimas. Bet toks palikimas iš tikrųjų yra galva. Dar vieną dalyką norėčiau pasakyti. Lietuvos gelmėse yra apie 50-60 milijardų turtų. Anglis, metalas, rūdos, chemikalai ir panašiai. Visi tą mes puikiai žinom. Ir jeigu mes sugebėtume tą dalyką protingai, neteršdami gamtos, nekenkdami sveikatai, mūsų vaikų, mūsų anūkų, tą naudos, tai iš tikrųjų būtų gerai. Ir aš įsivaizduoju, kad visi mes čia salėje susirinkę, jeigu mes žinotume, kad skalūnus mes galim išgauti be jokios grėsmės, mes tą dalyką darytume. Mes iš tikrųjų tą dalyką darytume. Šiandien mus stabdo tai, kad mes netikim, kad negali įvykti kažkokią tai avariją. Čia buvo labai teisingas pavyzdys. Meksikos įlanka. Galinga valstybė, didžiulė valstybė, nesusitvarkė eilę savaičių su naftos platformos avarija. Ir kiek buvo padaryta nuostolių. Nežinau, jeigu šiandien Lietuvoje kažkokiai tai vietoje įvyktų avarija, kas sugebėtų tos avarijos padarinius kažkaip tai likviduoti. Aš nežinau. Man atrodo, kad Lietuva šiandien nėra pasiruošusi. Bet aš dar kartą kartoju. Sprendimas šiandien yra nepadarytas. Ir jūsų nuomonė, kad būtų padarytas teisingas sprendimas, yra labai svarbi. Ir pabandykim kartu siekti, kad tas sprendimas būtų toks, kokio mums visiems reikia. Tiesiog vasario 6 dieną antrą kartą mes lankėmės Seimo aplinkos apsaugos komitete. Ir vienintelis 7 balsavo prieš stabdymus. 2 konservatoriai susilaikė, bet vienintelis aplinkos apsaugos ministras buvo už skalūnines dujas. Dėl to mūsų pareiškimas toks. Na, jūsų lygmenyje, jūs ten susitinkat, kiek suprantu, bent iš jūsų partijos deleguoti žmonės balsuos už, kad nebūtų skalūnų gavybos. Bet kas toliau? Ką mums bendruomeniai daryti, jeigu vis dėlto bus sprendimas jas išgauti? Man ką tik tai ir mano kaimynė uždavė klausimą, kas bus, jeigu bus. Darykim viską, kad nebūtų. Aš manau, situacija yra visiškai kol kas bent jau prognozuojama, valdoma ir dar kartą kartuoju, sprendimai yra nepadaryti ir nereikėtų, aš tai nebūčiau šalininkas įvardinti, kad vieni yra kažkokie geresni, kitai yra prastesni. Sprendimai yra dar kartą nepadaryti, dar kartą kartuoju. Ir nors kažkas čia sakė, kad yra prieš mokslininkus, bet man atrodo, kad reikia prieš darant rimtus sprendimus visas nuomonės žinoti. Ir visuomenės, ir bendruomenės, ir mokslininkų, ir galų gale, kaip ten Amerikoje yra, ir žiūrėti, kaip Europos parlamente arba, sakysim, Europos Sąjungos valstybės. Kuo daugiau žinosi, tuo bus teisingesnis sprendimas. Aš kartais mąstau, kai mes kalbam apie bendrą energetinę politiką, ir su jūs esam kalbėję tą temą, kalbant apie bendrą Europos Sąjungos energetinę politiką. Mano supratimu labai gerai, jeigu jinai iš tikrųjų tokia būtų ir pradėtume link to eiti, kad pavyzdžiui, vėjo malūnai stovėtų ten, kur labai daug vėjo arba jūroje, kur niekam netrukdo, kur visą laiką vėjuota. Saulės baterijos stovėtų ten, kur daug saulės. Į žemę mes lystume, ten, kur nėra žmonių, kur nėra, gerimo vandens, o tokiam krašte kaip Lietuva, kur ir labai tankiai apgyvendintas ir kur mes esam vieni iš turinčių geriausią ir daugiausiai gerimo vandens, štai kur yra didelis abejonė. Aš nežinau, ar jūs susirinktumėt į susirinkimą, pavyzdžiui, į šitą susirinkimą, jeigu ta tema apie skalūnines dujas būtų susijusi su Dzūkija, pavyzdžiui. Taip. Dzūkai taip pat yra už žemaičius. Aš taip įsivaizduoju, jeigu mes... Lietuva ta pati, Dzūkija, Žemaitija, jokio skirtumo. Aš įsivaizduoju, mes važiuotume su Juozu Imbrasu, pas jūsų susitikimą dėl galimų skalūninių dujų Dzūkijoje. Rastume tiek žmonių.
Nemeluokit. Aš įsivaizduoju, kad mums iš tikrųjų yra svarbu daryti teisingus sprendimus, valstybinius sprendimus, bet nei vieno žmogaus interesai, nei vienos bendruomenės interesai neturi būti pamiršti. Štai kas yra svarbu. Nereikia čia jokio nutylėjimo. Aš sakau dar kartą asmeniškai ir du kartus pakėliau šitą klausimą valdančiosios koalicijos susitikimuose. Ir galiu pasakyti, kad aš ten esu ne vienintelis, kuris kelia tą klausimą, su abejonėm, kad mums tą procesą reikėtų tęsti. Ir aš sakau dar kartą, sprendimai nepadaryti ir ten aš nematau visų priešų, nematau nei vieno. Tai yra vienas dalykas. Ar sutartis būtų įsigaliojusios, ar būtų neįsigaliojusios, man yra sunku pasakyti. Aš asmeniškai nelaikiau rankoje tų sutarčių ir nežinau, jis būtų įsigaliojusios ar nebūtų įsigaliojusios. Noriu galbūt šiek tiek, kad jūs nebūtumėt tokie jau bekompromisai. Ta prasme. Žemaičiai, daug parbandė. Ana vyriausybė paskelbė konkursą. Norint sustabdyti konkursą, reikia turėti svarių argumentų, svarios motivacijos ir emocijom konkursai be pinigų nesustabdomi. Reikia ir viską daryti labai civilizuotai ir protingai. Ir atstovėti Bet jie pradėjo necivilizuotai ir viską bendruomenės, ir valstybės interesų. Aš noriu pasakyti, konkursas yra nepasibaigęs, jis nėra patvirtintas, tęsinio kol kas nėra ir jūs turit labai daug šalininkų, kad to dalykų nebūtų. Taip azartiškiau, pykčio daugiau turit reaguoti, negu, sakysim, pas mus naujas. Nes pas mus ir naujas, tas kraštas yra žmonės irgi apgauti per žemėtvarkininkus. Per žemėtvarkininkus pasirašė, dabar renka jau padės, bandys savivaldybė išspręsti problemą, nutraukinėti tas sutartis, nežinau, kaip pavyks iš tikrųjų. Bet aš apie kitką norėjau sakyti. Žiūrėkit, kiek mes metų gyvenam nepriklausomybėj, tiek visada yra sudaryta tokia opinija. Kas iš rytų tai blogai, kas iš Amerikos tai gerai. Kiek mes per tuos metus ir nuo tų Amerikos šedevrų nukentėjome. Šalis, ekonomika patiria ištisai nuostolius nuo to. Reikėtų gal pradėti mąstyti vienaip. Labai teisingai prezidentas sakė. Aš visada jau ten galvoju. Esmė, kad jeigu valstybė turi tokį gerą iškasą, naudingą šalį, ekonominių požiūrių, visais požiūriais reikalinga, tai kodėl mes negalim valstybę, turiu omeny, samdyti tą ševroną, tegu jisai mum ir dirba. Tada mes tampam turtingą valstybę, aišku, teisingai prezidentas irgi sakė, Norvegija laimėjo tokį, visos normalios šalys. Bet mes, kaip yra, kaip sako, durna ir blušai bažnyčiai muša, kaip treti esam nuo galo sąjungai, taip mes ir galime visada. Kitose šalyse, aš manau, didelių nėra.